Europos taurės rungtynės, visgi kokių galima jų tikėtis? Visi žinom ir mes labai šitą akcentuojam, kad namuose reikia išlošti, norint išeiti į kitą etapą. Reiškia, ta komanda išlošus namuose, jei pirmos išvykos rungtynės, mes manom, kad išvyko jom bus sunkiau žaisti. Bandysim pasinaudoti namų sienom, sakysim. Vis tiek jau šiek tiek žiūrėjot varžovų žaidimą. Kuo jisai grindžiamas? Kokios jų stipriosios pusės? Individualiai stiprios amerikietės, minimalizuotas komandinis žaidimas, reiškia daug grindžiama individualumu ir vienas žmogus, kuris yra protingas, su patirtim, tai yra Jana Vesela, kuri yra, kai komandas jaus pradeda, tai yra komandos ramybė. Tai vat, manau, legionierių jų yra stiprumas ir jeigu mums pavyks juos pristabdyti, manau, viskas bus gerai. Pagal statistiką pas juos žaidžia 5-6 žmonės didžiąją rungtynių dalį. Kaip tas trumpas suoliukas, ar galite turėti? Mes turim būti agresyvios, mes turim būti greitos, mes turim naudoti savo greitą puolimą, turim varginti jas, turim ieškoti pražangų, taip pat mes turim ir privalom būti gynyboje aktyvios labai. Prieš pirmas rungtynes Kibirkšties komanda ir pačios FIBOS ir visų kitų buvo vadinama visiška grupės outsiderė. Dabar matyt gal šiek tiek pradės rimčiau žiūrėti, ar ne varžovai? Palaukiam šių rungtynių, rydienos rungtynių pabaigos ir bus matyti, kaip čia bus. Sakysim taip, kas išlošė šiandien rytoj, tie yra grupės lyderiai. Bus matyti. Nors rungtynės vyks Vilniuje, bet ne toj salėje, kur visą laiką, ne Riomerio. Ar jausis tas vis tiek, kad žaidžiam namuose, ar ta salė tokia daug bus svečių? Salė galbūt mums irgi bus svečių, tačiau mes neturėsim ilgos kelionės, mes neturėsim kaip Turkijos oro temperatūros didelio skirtumo. Ten dabar +28, čia yra -3, tai manau, jom bus sunkiau negu mums.